Racija. Trapas nepakištas. O, dar. Radom dykumoje vėliavą. Va, važiuojam, žiūrim, guli kažkas. Ir pagalvojom, kad mūsų tundra be didelės vėliavos. Tai, o mes čia tokie kaip su dviem didelėm. Tai dabar uždėsim Lietuvos vėliavėlę, bet primontuosim. Turim laiko, kol laukiam automobilių. Atvažiavam į tašką, kur Jezido sunkvežimis laukia su dalimis, kaip saugo čempiono vietą. Šitoj slaptoj vietoj saugo, stovi sunkvežimis. Jis registruotas kaip sunkvežimis, bet jam rezultatas dzin. Jisai čia su dalimis, su atsarginiais ratais. Jeigu Jezidų šiame taške kažko reikės, jam čia viską atiduos, patvarkys, paverš ir jis toliau puls, kad tik išsaugotų jam pirmą Dakaro vietą. Mes, aišku, už Jezidą sergam. Jezidas mano geras draugas ir... Bet va čia kaip dirba komandos. Tai mes irgi laimingi atputėm į tokią labai tolimą vietą. Ir gerą, ne? Vienodos mašinos, vienodi nuostoliai. Mes tas mašinas kažkada padarėm prieš 6 kokius metus. Per tą laiką tie amortizatoriai jau metalai pavargo kronšteinai. Toj pačioj vietoj, kaip pas mane nulūžo antrą dieną, tai dabar va Viliui nulūžo irgi prieš paskutinę dieną. Identiškai. Va tiesiog pirštas kronšteinas, viskas, viršutinis. Metalai vargsta. Vis tiek, Dakaras yra Dakaras.